Labas bičiuliai, kaip džiugu ir vėl su jumis pasimatyti. Ar žinote, kaip mes galime pasisveikinti vieni su kitais nuotoliniu būdu? Pabandykime visi kartu. Ar padarėte tai ir jūs? Aš tai jau jaučiu. Man labai gera, kai vieni su kitais galime pasisveikinti. Nu, šiandien pasisveikinę mes keliamės į naują nuotykį. Ir šį kartą keliaujame į skautų stovyklą. Ar jūs pasiruošę? Jeigu jūs pasiruošę, tuomet spauskite patinka, prenumeruokite šį kanalą ir kartu leiskimės į nuotykius. Na, o dabar keliaujam. Kartą, maždaug tada, kai jūs valgėte skaniausius gyvenime ledus, berniukas vardu Tautvydas pradėjo lankyti darželį. Tačiau į darželį tėvai Tautvydą atvedė tik, kuomet jam sukako 5, nes prieš tai jis 3 metus gyveno Anglijoje, kur išmoko angliškai pasakyti "The weather is very rainy today". Šis jo posakis visuomet prajuokindavo jo giminaičius Lietuvoje, kurie gyveno, nes jis reiškia, kad oras šiandien labai lietingas. Na, nepaslaptis, kad ir Lietuvoje šiek tiek lyja, ar ne? Kai Tautvydas pirmą kartą pradėjo eiti į darželį, jam buvo labai baisu. Juk kiti vaikai jau daugybę metų lankė darželį ir Tautvydas bijojo, kad niekas nenorės su juos pažaisti. Pirmą dieną, kai tėveliai atvedė Tautvydą į darželį, jis labai verkė ir nenorėjo, kad jie išeitų. Tačiau tėveliai Tautvydui davė šį maišelį, pilną skanių iškeptų tik jam sausainių. Tautvydas labai mėgo šiuos sausainius su šokolado gabalėliais ir taip skaniai kvepėjo. Jis iš baimės valgė vieną sausainį po kito, kol visi jie baigėsi. Auklėtojai traukė Tautvydą į žaidimus su kitais vaikais ir niekas nė nepastebėjo, kad Tautvydas savo kumštuke nuolat gniaužė sausainių maišelį, kuris visuomet primindavo jam tėvelius. Ėjo dienos ir Tautvydas pradėjo džiaugtis darželiu ir mėgautis jame esančiais žaislais. Jis susirado daug naujų draugų, su kuriais leisdavo laiką. Berniukas visuomet savo žaisliukus atsineždavo mylimajame tėvelių padovanotame maišelyje. Vieną dieną tėveliai pranešė Tautvydui, kad nuveš jį į dienos stovyklą. Tautvydas net neįsivaizdavo, kas yra ta dienos stovykla, bet tėveliai jam sakė, kad tai skautų stovykla ir Tautvydui ten labai patiks. Sakė tėveliai, kad galės jis ne tik išmokti skautiškų dalykų, bet ir pašokti skautiškose diskotekose. Štai taip. Tautvydas apie skautus buvo girdėjęs tik iš filmų ir bijojo važiuoti. Bet tėveliai jam buvo pažadėję, kad po stovyklos jie nusiveš Tautvydą prie jūros. Tautvydui to ir pakako. Išaušus stovyklos dienos rytui, tėveliai atvežė berniuką į stovyklą, kuri vyko miško nameliuose. Ir štai Tautvydas, žiūrėdamas į 10 nepažįstamų vaikų savo rankutėje, jau gniaužė savo mylimą maišelį. Deja, Tautvydas čia, kaip ir iš pradžių darželyje, jautėsi labai svetimas. Kiti vaikai jau anksčiau lankė skautų būrelį ir turėjo specialias skareles, o Tautvydas tokios skarelės neturėjo. Taip pat jis jautėsi nejaukiai, nes ten buvo vienas berniukas, kuris buvo neįgaliojo vežimėlyje, o Tautvydas dar niekada nebuvo su tuo susidūręs ir bijojo, kad gali įžeisti berniuką ar jo nesuprasti. Bet didžiausia bėda ištiko, kai prasidėjo pirmas skautų užsiėmimas. Skautų mokytoja pažinojo visus vaikus išskyrus Tautvydą ir dar kreipėsi juos vardais. Ji davė užduotį išeiti į rato vidurį
ir papasakoti kokią nors istoriją, kuri nutiko miške. Vaikai vienas po kito pasakojo įspūdingas istorijas apie tai, kaip jie tėveliam padėjo atnešti malkų, kaip padėjo ant laužo iškepti zefyrų, net kaip statė iš šakų palapinę. Ir štai rato viduryje atsidūrė Tautvydas. Jo rankytės drebėjo taip, kad net 100 metrų atstumu tai buvo galima pamatyti. Tautvydas taip jaudinosi, kad atrodo viską pamiršo. Jis negalėjo prisiminti jokios istorijos iš miško. Atrodė, jog kiti vaikai tiesiog jį bado savo žvilgsniais. Tautvydas pažvelgė į savo delne suspaustą ir jau nuo prakaito sudriekusi maišelį ir Tautvydas ėmė pasakoti maišelio istoriją. Jis papasakojo, kaip jam baisu buvo eiti į darželį ir kaip tėvai jam prikepė sausainių su šokolado gabaliukais, kaip tas maišelis jam padeda išgyventi sunkiu metu. Nedrąsiai pakėlęs akytes į kitus vaikus jis pamatė maišelį ir parodė jį vaikams, norėdamas, kad kiti geriau suprastų ir pamatytų, kaip atrodo jo pagalbinis maišelis. Jam pabaigus savo istoriją, visi vaikai buvo labai nustebę ir vyravo mirtina tyla. Staiga vienas vaikas sušuko: bet juk čia ne miško istorija. Tautvydas tai išgirdęs nubėgo atgal į savo vietą rate. Mokytoja netrukus pakomentavo, kad nesvarbu, jog tai buvo ne miško istorija, tai vis tiek labai gera ir nuoširdi istorija. Tačiau berniukas Tautvydas jau to nebegirdėjo. Jis stovėjo susikaustęs ir net negalėjo pakelti akyčių į kitą istoriją pasakojantį vaiką. Jis nenorėjo, kad kas nors pamatytų jo ašarytes. Netrukus Tautvydas prie savęs kažką pajuto. Tai buvo tas pats vaikas, kuris sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. Tai buvo Aurelijus. Aurelijus pasakė, kad jam labai patiko Tautvydo istorija ir kad jis taip pat dažnai jaučiasi nedrąsiai atėjęs į naują vietą. Tautvydas negalėjo to patikėti. Berniukas, į kurį Tautvydui iš pradžių buvo nejauku pažiūrėti, dabar jam pasirodė pats geriausias berniukas pasaulyje. Pajutęs palaikymą, Tautvydas norėjo užduoti Aurelijui daugybę klausimų. Tad pasibaigus pirmiesiems užsiėmimams, berniukai negalėjo nustoti vienas kitam pasakoti įvairias istorijas. Nors skautų stovykla gana greitai baigėsi, vos po kelių dienų, tačiau vaikai išvyko namo ir Tautvydas su Aurelijum sugebėjo išlikti labai gerais draugais. Jie priėmė vienas kito skirtumus ir visada vertino savo draugystę. Net vertino tada, kai reikėdavo pagalbos ar būdavo labai sunku, o gal net ir nedrąsu. Tad vaikai suprato, kad nesvarbu, kaip jie atrodo, nesvarbu, ką jie galvoja, jie vis tiek gali būti draugai.